O šiandieną daromės štangą, ant ko dėsime tuos blynus. Pasižiūrim. Štanga. Follow dėl kitų video ir važiuojama. Nuvėjome pas vietinį senolį, jis mums tenais atpjovė, pamatavo, pavirino, fiksaciją, ant kur štangas svoriai atsidrengs. Čia blynams tokias įmotės, tam, kad cementas nesizulintų. Tai va, mūsų štangytė, ir kai kur svoriai dėsis. Tai va, pačią štangą turim, kitam video gaminsime štangos blynus. Follow ir nieko nepraleisi. Mūsų sąlygom gaminuosi bench presso įrangą, tai jau praeituose videose matėm, kaip gaminam soliuką, stovą, pačią štangą. Dabar trūks ant to štangos tiesiog blynų uždėti, tai šiandieną gaminsime blynus. Follow dėl kitų video ir važiuojama. Dabar svorių formas. Čia iš cemento, kad išsiliet galėtumėm. Turime metalinės formas, skėdinis, armatūra, išstrižai pamatysit. Savela vietoj armatūros, įpogi vydas dar dėsis štai tokiais sustelės. Turime tačkelą žvyro, čia viską maišysime. Vieną cementą, du žvyrą ir dabar specialiai pabarstukai va. Vėlą aplinkui mūsų taip tą vadinamą armatūrą. Ir sluoksniai. O ką, chebrytė, praėjo 2 dienas. Atidarome formą. Čia taip nusiema. O, blech. What the fuck? Tu matai? Oh! Bet įdomu, ar sustingo per tas 2 dienas, žinai? Palauk. Ką? Žiūrėk. What the heck? Oi, tu laukui. O tai vat, išnešėm ant saulės biškį padžeminti blinelius. Jau 3 dienas praėjo. Dabar 4 jau eina. Dabar 4 eina. Pavyzdžiui, čia ta pusė, kur buvo, šitos gulėjo ir drėgna net. Irgi apvirtėm, kad biškį ant saulės pražiūtų. Nuėmėm tą popierių, kur buvo tiesiog forma. Čia irgi vat metalas, tai kaip dėsim mum neįsizulins tas cementas. Matėm, kaip darėm. Tikrai gerai, žinok. Tikrai gerai sportuoti. Ir pigi, ir gerai, vat, pasportuosim. Degul dar padžiūna cementas. Follow ir kitam video eisim spausti štangos. Gaminuosi soliuką. Follow dėl kitų video ir važiuojama. Turim šitas 2 balkės, bet jos buvo nelygios. Tai tekam su kirviu, va čia, čia su kirviu pjoviau, su pjūklu nutašiau lygiai. Ir va čia va matosi, lenta, bam, 1,2 m, po 2 vinukus. Šitą padariau ant 12, ant 12. Ir čia su kirviu, pjūklu, viskas padaryta. Dabar projektuosime atlenkimą, tai va šitas dalis. Virtinsis šianais, atmatuosim viską, kad atsilenktų kokį inklainas, lumblainas, bimblainas. Tai va, susitiksime, pamatysit, kaip tai atrodo. Tai va, 32, o šianais šitas paviršius dedasi. Pakelimo mechanizmas. Čia vadėsi šitą plokštę. Prišaudysim vinukų medvaršių. Čia išgręšime skylės ir viskas šitas mechanizmas bus labai tvirtas. Būtent dėl šito irgi suleidimo. Čia irgi pjoviau, suleidau. Ir labai puikiai. Dar reikia atsimatuoti, įpjauti štai šianais. Darėme leidimą tam, kad visa šita konstrukcija būtų tiesi. Čia viskas būtų tiesu. Su grąžtėliu čia bam skylę išgrįžim.
Ir nusipirkame štokių varžtelių. Bombinam, kilnuojasim ant viršų. Kaip atrodo, žodžiu, čia konstrukcija dabar ne ant durniaus padaryta. Čia taip tvirta. Nei taip. Neįdės čia, nei į šonus, nei ką. Pats soliukas. Tai va, rankų lenkimą irgi galiu treniruoti, bicepsą tą kampą stiprinti. Taipogi, dėl ko aš pasidariau tą soliuką, tai dėl bench pressą, tiesiog, kad galėčiau atlikti. Taipogi ir kitų funkcijų turi. Va, įsitraukė. Čia vat. Va. Kokį nori. Incline, decline. Kokį nori, va. O soliukas atsilenkia ir kuo puikiausiai galiu pečius treniruoti, taipogi ir krūtinę ir panašiai. Nu, vat, kaip puikiausiai reguliuojasi lygiai. Čia vat irgi vat, galite pasižiūrėti, kaip konstrukcija vat, iš vidaus atrodo. Vat. Kilnuojasi kuo puikiausiai. Tiesiog kaip paprastas gym soliukas, padarytas pagal duomenis tos kačialkas. Ir vat, kuo puikiausiai gali sportuoti. Follow ir tik į priekį, hebra. Išnešėm ant saulės, kad pradžiūtų. Prasmėginam, pakelsim ant deadliftą. What the fuck, ir sportuot galima, jaučiasi, svoris yra, svoris hebra. Very effective, very cheap, very good for the sodyba, village workout. Taipogi nepamirškit follow, kad nepraleistumėt kitų mano crazy video ir įdomių projektų. Pasidariau blynų iš cemento, štangą vat iš paprasčiausio vamzdžio, biškį čia pavyrinam ir turime štangą. Bet nebuvo stovo, tai tiesiog du žmonės iš abiejų galų prilaikydavo tą štangą ir taip va benšindavom. Bet nepatogu. Tai vat pasidariau tokios vat medinį tokį stovą pasidariau. Su juo kaip viskas ir gerai, bet man užknysdavo jį čia, bet vis pasistatyti ir vietos daug užimdavo. Čia yra štangos stovai, realiai aš pasidariau šitą kaladę, realiai duoda masės, kad tiesiog stabiliai būtų, o čia į šonus, kad nekristų. Lygiai man nustatyta viskas, padaryta irgi tvirtai, kad neįdėtų, bet man neužknisavo, tarkim čia skvatint, pastovę aš turiu statyti ir nunešti. Tai mane užkniso, tai aš dėl to čia va dvi kolonas tokias įstatysiu, va čia va kita va, dvi kolonas ir va čia va grinai va pridėjau šitą prie čia ir aukštį bench presso, pritupimo. Tai dabar paimsiu, įsipjausiu čia va viską, pasidarysiu. Na, vat kaip atrodo, dabar vat kitoj pusėje reikia tą patį padaryti. Kadangi žemė yra nelygi, tai dėsiu gulšiuką ir gražiai brėšiu lygią liniją. Tai stovo štangai padarysim taip, kad nejudėtų. Daug vietos mums neužims, pažiūrėkit. Kada nori užsidėjai štangą, padarai ką reikia ir nereikia knystis čia. Dėliot, vėl išnešk, sutaupysime laiko. Kirvę šitą smailę pusę va taip paduodu. Ne taip, bet taip, kad geriau smygtų. Benčui gražiai va, kad štanga galėtų atsigulti ir va čia nais vat du rašiniai. Tikrai užtruko, ypatingai čia medienos tikrai daug. Ja, dabar čia va dar biškį ant 3 cm prailginimus tokios dar padarau vat. Pasidariau štai tokį ruošinį. Labai paprasta technologija. Tiesiog va prikaliam, kad tiesiog štangai daugiau vietos būtų. Tai irgi taip pat va čia va bunkt. Čia baigta. Dabar čia. Čia kadangi storesnis yra, tai čia tos masės yra. Čia nėra masės, tai dar papildomai čia lentutę kalsiu. Tam, kad biškį pastorint šitą vat medieną. Biškį betvarkė, dabar nesportuojama. Tai vat kolorės dėjus. Darau patobulinimus. O kogi?
yra galimybės, yra viskas, tai reikia netingėti, biškai pasidarbuoti. Pasidarysiu, kad man būtų žymiai patogiau, nes dabar su šitais senai pastoviai dėliokis. Čia bus, niekur nedings, užsidėjai štangars ir darai, ką reikia. Biškai praplatinau, kad būtų tiesiog patogiau, kad daugiau vietos būtų, kur ta štanga gulėtų. Tai čia vat išgręžiau skylutę, taipogi padariau taką ir gražiai vinuką įkaliu. Mums nesuskyla šita lentutė ir vinis neišlindo kažkur čionais, nes takas buvo padarytas. Taipogi čia irgi taip pat padariau, taipogi čia tokia vat, irgi įsimatau, išsipjoviau, čia nušlifau, dabar čia nušlifuosiu vat. Tam yra medžio dildė, gražiai nušlifuosiu ir taisysim čionais. Konstruoji, išmėgini konstrukciją ir matai silpnasias vietas. Iš pradžių sukaliau grinai, kad prie pačiavo būtų vat, šitas, bet tada svorį kliūna čionais, tai padariau ant 5 comų čionais vat, tarpelį, tai pažiūrėsim ar kliūna. Kitas dalykas, kai aš uždedu štangą, toks didelis svoris ant čia visą šitą pagalį laužia į tą pusę, nes ten pritvirtintas čia ir laužimas, tai čia dar uždėsiu papildomą pagaliuką. Kažkokį pagalį, stripo stulpą, plytą, vamzdį, akmenį, kartoną, betoną. Blet, gerai. Čia yra štanga. Kaip su jai viskas normaliai, bet reikia susibrėžti liniją. Tai vat pasikabinau ant virvės. Ir vat čia yra svorio centras. Atrodo toks paprastas dalykas, na, bet tikrai palengvins man visą sportą ir nebus tokia didelė disbalansą tai vienai, tai kitai pusiai. Tai vat, žiūrim. Lipnė juosta, tam, kad kaip purkščia. Žinau, čia su tais dažais dažyti, kaip ir buvo nebloga idėja, bet nieko man čia nesigavo, nusitrina. Tai ir tokia vat kažkokia geltona ploną juostytę vat apvyniojau. Ir tiesiog paprasta lipnė juosta per matomą dar ant viršaus užvyniojau. Tai manau gal nenusidraskis. Nenusidraskis mano šitie žymėjimai. Čia svoris atsitrenkė ir jisai čionai sėdi. Tai irgi čionai sėdi. Tiesiog pasiėmiau. Ten kur svoris sėdi 2,7. Ir čionais tas 2,7. Galo. O nuo to iki to yra 60 cm. Tai va čia 30. Tai ką, šiandieną tikrai produktyviai. Aš tangytę biškį pasitvarkiau, kojas pakaliau. Treniruojas realiai čionais ant minusą. Va, pažiūrėkit, kepurė, va, net šerkšną apsidengė. Čia va dabar, kur treniruojas, tai čionais yra minusinė temperatūra. Tai va, rokį stilium varom. Be valės nebus galės.